dėl tų žmonių VSD vadovų, tų buvusių, kurie iki teisminio tyrimo informaciją nutekino žiniasklaidą. Netyriau šito, ponia Rasa, aš netyriau šito. Man tai neįdomu visiškai yra. Aš suprantate, tą nutekinimą ar ką. Taip, pas juos pas visus buvo paklausta. Visi atsakymus pasakė. Visi vadovai apklausti. Visi. Kodėl jie tai darė? Ir buvę vadovai, ir visi VSD, daug ten yra apklausimų. Bet tai yra iki teisminio tyrimo duomenys. Aš noriu pasakyti, kad tai yra nesusijęs su, suprantate, pas jūs labai yra toks trumpas tiltukas. Vat. Aš neįtikau, mane iš darbo išvarė, o rytoj mane pervažiavo automobilis. Reiškia, iš karto standartas. Kaltas, vat būtent tas žmogus, kuris tave išvarė. Nu, nėra taip gyvenime, nėra taip, spalvų yra labai daug. Supraskit, tikrai ne dėl to klausiu. Noriu suprasti, kokie motyvai paskatino juos šmeižti mirusį Ar jie jums prisipažino, ponia Rasa? Ar jie juk pasakė, kad taip, mes siuntėm poną Penkauską, ponas Penkauskas. O jūs pasakė? Tai jūs man pacituokit, aš iš atminties jos neprisimenu, tai kad į tą klausimą neatsakysiu. Ar jie neigia tai? Tai yra iki teisminio tyrimo duomenys, kokius parodymus davė, ar jūs būtumėte apklausta, ne vienas žurnalistas yra apklaustas byloj, tikrai aš jų neviešinsiu ir nesakysiu, kas ką pasakė. Prieš tai jūs truputėlį dėl ko klausiu, jūs užsiminėt, kad iš silpnumo, iš baimės, ar čia jie tai pasakojo, kad kažko bijojo ir dėl to tai darė? Jūs tai sakėte. Aš sakiau, aš apie tas versijas, kur mes su kolega kalbėjome, kad nesu jumis, su kolega kitą kalbėjome. Aš jums atsakau, kad jūs vėl užduodat labai konkrečius klausimus. Aš pasakiau, kad tas, kas viešoje erdvėje čia iš pirmoje eilėje, tai yra neatsirinkta ta visa informacija. Čia kiekvienas kartuoja paskui save kaip nežinau, ar kaip Šarka, ar dar kažkas. Vienas pasakė, kitas, visi pamiršo, kas pirminis šaltinis į vieną žurnalistą, visi kažkodėl tai susikoncentravo. Palaukit, yra institutai. Maskvoje dideli institutai, suprantate, kurie kūrė visokias kalbas. Nėra jokio, viskas, kas buvo tyrime, viskas yra patikrinta, kas būtent patikrinta, kiek tai siejasi su mirties aplinkybėmis. Kai aš pamačiau, kad tai, kai pasakiau, kai pamačiau, kad tai nesisieja, mano manimu, tai man neįdomu yra. Ir aš tam toliau netyriau. Tiesiog paaiškinkite savo žodžius, kodėl pasakėte, kad jie, jūs sakėte, kad tai yra nepriimtina, bet kad jie iš baimės kažkokios, kas čia per baimė buvo? Mes nei pavardės minėjom, čia va taip aplamai buvo ir kalbėjome zopo kalba, todėl negalėčiau aš jums kažką ir paaiškinti.